vieną tašką, labai gerai, ačiū žiūrovų, kad atvyko į varžybų konkurencingus. Jos pirmavo, mes įmušėm, turėjom progų, jos turėjo, gavos vieną tašką. Kaip vertinate jaunųjų savo futbolininkų, kurie pasirodė nuo atsarginių žaidėjų suolelio žaidimą, visgi tai jauni žaidėjai būtų gimę 2007 metais? Ne tik jos, aš dar vadinu ir Maks jaunas, kad ir 20 metų, Vaidas Utrečių, vertinu gerai, aišku, noris yra kur tobulėti ir gal to patirtis matos aiškiai aikštę, kad trūksta to patirtis dar, specialiai per tos antras kamuolis, ten kartais tos kovos, tos dvikovos. Negali būti, kad Žalgiris žaidėjas visą laiką žino pirmą, kur bus to kamuolį. Ir čia yra su patirtis, su žaidimu, jo ateis to supratimą ir jos bus pirma prie kamuolio, bet aišku, vertins gerai, jos padėjo komandą iškovoti tašką ir tai aišku, kad gerai įvertinsiu ir padaro to, kas buvo prašyta, tai labai gerai. Geriausias šių rungtynių žaidėjų išrinktas jūsų vartininkas Mantas Bertašius. Ar sutinkat su tokiu įvertinimu? Aš sutinku, kad visus žaidėjas, kur žaidė, būtų geriausia šiandien. Tai visi labai gerai pasirodo. Tiek Mantas, Simon Junior dar vieną kartą superinį pasirodymą gynybą. Vaidas Magdušauskas, to vaiko, aš nežinau, kai jau 2 varžybų zalėjais rodo savo kokybę. Tai aš tik džiaugiuosi už visus ir labai daug gerų žaidėjų turim. Ir aš labai laimingas iš to. Ir ne tik legionierius yra geros, bet mūsų lietuvių labai geros. Ramanauskas, Natanas Žebrauskas. Superinį pasirodymą ir tikės, kad mes augtum su jos, kad tada mes galėtum jos toliau turėti prie savo. Treneri, ar labai supykot pirmajam kėlinyje ant Simao juniorui, kai jis gavo tą geltoną kortelę už tai, kad paėmė kamuolį į rankas ir nešėsi ranką? Įprastai centro gynėjai gauti tokią geltoną kortelę, toksai epizodas, žinant, kad gynyboje dažnai reikia darbuotis. Nesupyksiu. Iš tikrųjų net nemačiau situaciją visą. Tai jis padaro to biškį, palaiko kamuolį, truputį palaiko kamuolį. Būna, aišku, teisėjai, kur šiek tiek griežčiau reaguoja į to situaciją. Ir Vilius taip reagavo su kortelė. Ir po to antrą kėlinį ir Mutaši taip gavo irgi, ir jis dešinę gynėjas. Tai čia abudu pusės buvo vienodi. Geras teisėjavimas, nieks negalim pasakyti. Čia jis gavo tokią kortelę, gal kitą varžybų tokią negautų. Bet irgi žiūrėkit, paskutinę minutę pirmą kėliną. Ten gaus greitą ataką, įvartį gaus ir tada visi sakys, kodėl jis nepaėma kamuolį su savim. Tai aš manau, kad jis sprendžia, kaip jis turėjo spręsti tą momentą. Ir jis tikrai labai gerą pasirodymą turėjo, tai aš labai laimingas iš to. Ir paskutinis klausimas, dabar rinktinių pertrauka. Kokie Gargždų Bangos planai? Pasveik pirmą iš to gripą. Mes kiekvieną savaitę krenta žaidėjo. Aš nesuprantu, mes treniruojam kartuose, yra 15 žmonių ir plus atnešėm 4 ir 5 žaidėjas iš B komandos. Mes norėjom, kad jos būtų prie mūsų, kad jos treniruotų su mums, bet mes tikėjom, kad taip anksti sezoną jau bus prie mūsų, bet tokia situacija, kad Valdas Antušis vakar tik treniravos, Rokas krito, Nuri krito, Toleikis krito vėl. Čia sunku, tikrai sunku tos kritimus. Dabar duosim kažkiek dienų laisvę, tikėsim, kad tada pasveiks ir to virus dings pagaliau. Ir tada ruošiam sakant rungtynius, žaisim draugiškus su rinktiniu BIM1 ir jeigu nuspydom, mes su Panevėžys turim žaisti, tai to ir ruošiam atsakingai.